Sveiki, Medučio fanai. Sugrįžtame su Eurolyga, su Medučiu. Tai vat, filmuoju ketvirtadienį. Kaip pasakau, 9:26 mūsų podcast'ai įrašinėjau. Ir tai pakalbėkime apie vakarykščias rungtynes ir keletą paprognozuosiu rungtynių. Tai keletas. Visų pirma, Virtusas pralošė tada namie pas save. Jiems, nežinau. Gerai, nuo Takerio važiuojam. Vakar buvo išleistas Ryanas Takeris. Bet čia jau darbas yra jau geras, nes matosi žmogų nori atgyvinti, nes aišku, iš kur skaičiau, kad jį norėjo lygtais atleisti Takerį tą. Bet man atrodo, kad jis lieka kažkaip suprantu. Tai nežinau. Bet Virtusas yra kamuojamas traumų šį sezoną. Nebus play-in komanda šiais ir baigs 17 kokią vietą prognozuoju. Baigs ten kažką. Gerai, antras dalykas. Paleido rungtynės per daug. Žalgiris beveik visą žaidimo kontrolę valdė. Net nebuvo nei kiek atitrūkęs ir pralaimėjo. Tai vat jau yra geras momentas, bet Žalgiris vakar nutraukė savo pralaimėjimų seriją prieš šių metų nuvylė. Šūdiniausia komanda. Virtusas pernai užbaigė 10 vietą, šiemet jau 16. Negražu šiaip. Jo. Tai vat, kur Virtuso problemos yra. Vakar Clyburno nebuvo. Clyburnas gal būtų kažkiek padėjęs, bet čia Kaunas, tai ne tiek gal jau nebūtų padėjęs. Jau Clyburno netektis yra blogai. Šiaip jiems. Tada vakar grįžo Šingelė. Dabar galvoju, dar kažkas grįžo. Jo. Tai apie Virtuso problemas tiek. Toliau Žalgiris. Francisko buvo prieš Realą smulkę traumelę ten tokią gavęs, čiurną pasisukas, bet grįžo su Virtusu žaisti. Ir Sirvidis ir Volkeris vakar. Jo, prieš tai Vėžį, tai jie biškį rimtuvo, tai galvoju, kad jau Žalgiris praloš. Bet nepasirodo. Gerai. Tai tiesiog lygą toliau tęsime. Ties Francisko. Francisko jau jis žaidėjas, nežinau kas jis tikrai pakeitė Keenan Evans. Čia mes galim faktą sakyti. Taigi čia tai tiesa yra. Vienose rungtynėse 20, kitose 23, kitose 25, kuriuose 30 buvo. Jis nesveikas žaidėjas yra, nesveikas. Tokius skaičius metas stulbinančius. Tai čia yra pasiekimas žmogui. Žiauriai geras pasiekimas. Ir aš galiu pasakyti, kad Evansą pakeitė 100%. Toliau apie Lonnie Walkerį. Lonnie Walkeris kelis trajekus susimetė. Jo. Susimetė lengvus kai kur, bet aišku buvo, šiaip sunku buvo, ką ten, lemba dabar galvoju, kokį ten žaidėjas. Jo, koordinierių vakar buvo sunku stabdyti ir ten biški čiuvelės, tai jo, jis ten biški pasikačiavęs. Bet aišku, pirmą pusę jau, kiek čia pirmam kėliny iš visai, atidarė pusė buvo 8-0. 8-0, vėliau ten Gražulis tas Latvius pridėjo 2 taškus. 8, toliau Birutis 10, 2, tada Ūlė 13.
Nu, Virtusas žiauriai yra bloga komanda ir paleido. Tai jo, ne veltui. Taip, o toliau, nu tai va. Kaip ten jūs visi rašyt, trinkėlį reikia atleisti, viską šį atleisti. Francisko ir Vodkerį šūdą malo, dabar kaip Žalgiris laimi, tai jūs vėliau gerai šnekat apie juos. Ai, tai jau, va dabar jau gerai. Gerai, važiuojam prie Fenerbahčės ir Virtuso. Aš paprognozuosiu pergalytę ir apkalbėsim biškį. Tai dėl Virtuso dėl Fenerbahčės ir Žalgirio, tai bus 50-50. Arba Fenerbahčė, arba Žalgiris. Bet aš turiu dvi prognozes. Jei taip atsitiktų. Tai Fenerbahčei duočiau 5 laimėti namie. Taškais tik. Žalgiriui, jei Žalgiris laimėtų, tik 2 arba 3. Turkijai. Tai va tokia prognozė. Manau. Tai 50-50, neapsisprendžiau. Tai toliau. Kas ten greitai dar žaidė? Pažiūrim dar kelias rungtynės. Gerai, pasižiūrime mes. Ai, va, rytoj Monakas dar žaidžia. Monakas su Zvezda žaidžia. Įdomi, Monakas pralošė vakar šitam. Nu jau trečiadienį pralošė, nes šitas ir tuoj podcastas įsikels, penktadienis bus. Tai pralošė. Ant 1 taško, man atrodo, Miuncheno Bayernas, tai iš vis nėra sustabdomas. Kovoja žmonės. Ir vienas skiria pergalė netoli Fenerio. Tai įdomi, sakyčiau. Aha. Monakas bandys Zvezdą atkalti po pralaimėto mečo su Bayernu. Taip pat. Baskonės Panathinaikos Ispanija išvyko šią savaitę žiūriu, nes su Barsa žaidė, dabar su Baskonė žais. Rytoj, penktadienį. Tai įdomi bus, bet čia Panathinaikos pergalė prognozuoja. Tai va, 3 prognozavau. Tai va. Tai apie Fenerbahčę ir Žalgirį. Nu tai Žalgiris bandys revanšuotis po pralaimėto Kaune. Po pralaimėto Kaune šito Fenerbahčei. Tai bandys šį laimėjimą užtraukti, bet ar Žalgiriui pavyks, mes jau rytoj sužinosim. Tai ir įdomi bus čia. Nežinau, bet turėtų būti labai įdomu man sužinoti ir pati. Sakau, bus kai bus ten. Tai vat. Paulik laimės. Jie Pau prieš Baskonę laimės. Monakas tikrai laimės. Prieš Zvezdą, taip galvoju. Ja. Ir dėl Žalgirio ir Fenerio 50-50. Tai vat. Dar apie Karseną pakalbam. Iš Bayerno gynėjo. Vis tiek bolės. Ten nesveikas ir žaidėjas, aš siūlyčiau Žalgiriui po sezono jį bandyti kalbintis, kabintis, kaip čia Mamonekė, sakyčiau. Ir bandyti. Mačiau su Radzevičiumi išlindo gandų, kad Žalgiris stipru. Radare Žalgiriui jau kitai vasarai stipru. Tai matysim, kaip šie Radare bus ar ne. Tai va įdomu bus. Labai man. Šitai. Apie ką čia pakalbame. Tai Eurolyga šiais metais žiauriai yra įdomu, nes visos komandos beveik lyginasi, nukrenta 11, tu žiūrėtų į 7 vietą galėtų būti. Nu tiesiog, tu nežinai, kas gali tą finalą laimėti Eurolygos. Sunku pasakyti. Tai vat. Šiuo metu va jau žaidžia 8 komandos, va Milanas Partizanų po 7 turi,
Paryžius 8,2, Pasvalis 37, Alba 2,6, tai jau čia ketvirtadienį. Tai vat, tai ką žinau, gal kitą kartą ilgesnį, gal kokį svečią pasikviesim padarysim. Tai va tiek va. Tai rašykit savo visus spėjimus Žalgirio Fenerio į komentarus ir bandom spėti, kas ir tai. Tai va, tai ką, iki greito ir greit jau pasimatysime. Tai iki. Ai, nepamirškit subscribe ir parašot savo prognozes, laiko ir siekiam 300. Iki.